konferencijos dalis ir dabar Kauno Žalgirio vyriausiojo trenerio Gintaro Krakovo komentarai apie rungtynes. Prašau. Šį vakarą norėčiau pasakyti komplimentą abiem komandom. Visų pirma, pasveikinti savo vyrus su pergalę. Jie žengė dar vieną žingsnį, kuris buvo labai reikalingas. Iš kitos pusės norėčiau pasveikinti Neptūno komandą ir treneriai su tikrai kovingu žaidimu, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad tikrai turėjo didelių netekčių, vis tik tai prarado labai svarbų jiems žaidėją, bet tiek ieškojo ir dalinai rado sprendimų, kad mes neatsipalaiduotumėm, visą laiką kvėpavo mum į nugarą, gerai, kad atstumą turėjom visą laiką saugų, bet pasikartosiu, didelis komplimentas Neptūno komandai. Klausimą treneriui. Ar galima sakyti, ar jaučiasi, kad varžovai lėčiau bėga, jau viskas sunkiau daro, lyginant su jūsų komanda? Aš turiu pasakyti, ar gal pasidžiaugti šiuo atveju, kad tikrai mūsų vyrai yra tikrai geroj fizinėje kondicijoje. Gali labai aktyviai gintis ir greitai bėgiot. Ir labai tikiuosi, kad šitos energijos ir šito užsikrovimo, kurį tikrai labai profesionaliai atlieka abudu mūsų rengimo treneriai, užteks ir sekančių rungtynių. Kai Brendiltonas susirinko 3 asmeninės pražangas, toks ir buvo nurodymas Dedmanui agresyviau žaistinės prieš ją, kad išbauduoti varžovų žaidėją? Aš galvoju, kad jūs teisingai pastebėjote, vis tiek jisai šiandieną buvo labai pavojingas ir taip sakykime, netikėtai pavojingas iš tritaškio linijos, kur labai užtikrintai mėtė ir mums buvo labai aktualu, kad jisai šiandieną ilgiau aikštelėje nežaistų. Dar klausimų bus?